jį. Čia kaip gražu yra, eik savo. Vėjas, aišku, truputėlį pūs, bet nenupūs manęs. Opa. Bus lemenė, neblogai, jeigu reikia bus kelbėjimo ratas. Aš šiaip galėčiau pradėti mariose galima iki 28 kvadratų plaustą be leidimo. 28 kvadratų? 28. Tai čia normaliai visi? Belia kokio dydžio. Čia laivas, jachtas. Koncertas su aparatūra. Realiai simfoninį gali pasisamdyti. Mano planas čia prie marių padirbti tokį netradicinių pasirodymų vietą. Ne ten parke, kavinė, kultūrkiai, jo ant vandens. Visiškai naujo vietą, čia labai turėtų prigyti. Ir aš dalyvauju čia konkursas dėl kavinės. Mūsų šiaip buvo 2 metus kavinė, bet tvarka daro, paskelbė konkursą. Tai kaip vadinsis vieta? Geras Česas šiaip mes vadinam. Geras Čestas. Geras Česas. Geras Česas. Geras laikas. Kaimietiškai. Vyko koncertų, kai praeitas renginys. Turim laivą, padangas, bananus, lydės, lentas. Šitas dalykas juda labai. Nuplausim į vidurį kažkur. O yra inkras kažkoks, ne? Ar ne? Taip ir plauksiu? Jo. Geras. Tai žodžiu, su šitų daiktų, va taip ir plauksiu. Jeigu viskas įkrys, tai įkrys. Neįkrys. Neturėtų. Be šansų. Gerai, tai bandom atsinešti daiktus tada, ne? Taip, paspaudėm šitus da. Ištraukiam šitą kanopą. Šitėdavą jungtį. Viskas yra, kur reikia. Ja, plaukiam. Palieku krantą. Eik savo. Taip, norėjau padaryti plaustą, bet reikės daryti plaustą. Šitą dar geriau. Labai gražiai plaukia, viskas labai fainai. Šitą Marių, gerbėmėjai, stoviu. Čia tokia mini senyta, šitą šiukšlės, aišku, reikės susirinkti. Kaip ir Titanikė, pirmas ištraukė panas. Su gero kapitanas. Blet, smuikas, seniai lygizai! Ateik čia! Čia plaukia. Aš taip peršykau. Nebėg, neišplauks kažkur.